Labadiena, aš esu Gabija Baranauskaitė ir sveikinuosi su jumis naujame podcast'e, kuris vadinasi Pokalbiai apie aromaterapiją. Pirmosios dienos tema yra aromaterapija pradedantiesiems. Aš esu Ošadi prekinio ženklo vadybininkė ir tiek man, tiek mano klientams labai dažnai iškyla įvairių klausimų apie aromaterapiją. Na ir būtent todėl kilo idėja pradėti šias laidas, kad į tuos klausimus galėtume atsakyti. Ir šiandien sveikinuosi su aromatologė, Sveikatos ir grožio akademijos įkūrėja ir knygos Aromaterapija autorė Rūta Čilinskienė. Labadiena, Rūta. Sveiki visi, kas mus šiandien girdės. Labai malonu, kad pasikvietėt. Mums labai malonu, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje, kadangi turite labai daug patirties ir mes norime taip pat sužinoti, kasgi yra ta aromaterapija. Šiais laikais labai dažnai girdime šį žodį, ar ne? Aromaterapinis poveikis, galime daug kur nusipirkti eterinių aliejų, tačiau visgi kas yra ta aromaterapija? Aš gal pasakysiu labai paprastai, aromaterapija tai yra pokalbis su augalų esencijomis, augalų dvasia. Nes aromaterapija tai yra augalo gale įtalpinta į buteliuką. Mes kalbame su augalais, mes gauname jų vibracijas, mes gauname jų kvapą ir mes gauname jų molekulių poveikį mūsų sveikatai. Tai yra labai svarbu, tai yra Lietuvoje yra nauja, visam pasaulyje tai yra jau nuo neatmenamų laikų, net ir Avicennas naudojo, bet šiai dienai tai yra didelė šventė žmonėm, kurie domisi tą aromaterapiją. Ir jinai netokia paprasta, kaip atrodo, jinai yra tikrai su labai giliom tradicijom, su moksliniais pasiekimais, su klinikiniais įrodymais ir kas valdo kvapą, tas pažįsta žmogų. Iš tiesų, taip ir yra. Ir dažniausiai mes galime taikyti eterinius aliejus tiesiog namuose, bet tam tikrai reikia labai daug žinių. Žmonės dažnai daro ir įvairias klaidas ir panašiai. Tai visgi, kokie būtų tokie pagrindiniai saugios aromaterapijos principai? Kokios yra tos pagrindinės taisyklės, kaip taikyti eterinius aliejus saugiai? Aš visiems visą laiką sakau, kad jeigu tu žinai mažai arba tu išvis nieko nežinai, tai leisk savo įsigyti knygą. Perskaityti informaciją, kad tu suprastum, ką tu turi rankoj, ką tu laikai rankoj. Antras dalykas, jeigu tu nori užsiimti rimtai sveikatinimu, tai tu turi būtinai išmokti eterinių aliejų biochemiją. Nes be jų tai tas pats kaip rašyti nežinoti abėcėlės. Darysi klaidas, žmonės tavęs nesupras ir negausi to poveikio, kokio tu iš tikrųjų nori ir kokį gali suteikti eteriniai aliejai. Tai yra labai svarbu. Jeigu tu nori tik tai dėl savęs, kvapai, namai, švara, dezinfekcija, apvalymas savo kambario, tai viskas tvarkoj, bet tu turi labai gerai žinoti tą eterį. Ar galima jį naudoti difuzerį? Ar galima su juo gaivinti namus? Ar jis nepakenks mūsų uoslį? Ar jis nepakenks mūsų sveikatai? Ir dėl ko šitas darom? Nes eterių labai daug. Kiekviena parduotuvė dabar, maisto prekių parduotuvė yra begalės eterinių aliejų, bet kada aš paimu eterinį aliejų, aš suprantu, kad tai yra butaforija, kad tai žmonės klaidinami ir man labai gaila pensinio amžiaus žmonių, todėl kad jie skaičiuoja centus ir perka eterinį aliejų lavandų miegoti. Ir paskui sako, ne, čia nieko jisai neveikia. Todėl, kad jie negavo to eterinio aliejų aukštos kokybės, kur su hematograma, kur dominuojanti molekulė linalol, tą, kuri mygdo, tą, kuri atpalaiduoja, tą, kur suteikia komfortą mūsų dvasiai, sielai, fiziniam kūnui. Tai aš kviečiu visą laiką visus susipažinti pirmoje eilėje su eteriais. Kas tai yra? Kas yra gamintojas? Kokie yra ženklinimai ant to buteliuko? Kam jis yra skirtas? Nes jeigu gamintojas remiasi klinikiniais mokymais, tyrimais, jisai būtinai ženklis, kam būtent tas eteris yra skirtas. Ar gydymo tikslam, ar kulinarijai, ar sveikatinimo tikslam, ar vaikam griežtai negalima. Aš visą laiką sakau, kad pradedant nuo savęs labai gerai įsiklausyk, suprask ir tik tai tada praktikuok. Nedaryk, neeksperimentuok, nes aš mokinu iš savo klaidų. Aš prisidariau begalės klaidų, todėl kad prieš 20 metų nebuvo tiek informacijos, kiek dabar. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar šiais laikais
yra labai daug informacijos ir Medical Pub puslapis, kur tu gali mokslinis tyrimus persiskaityti, ir paskaitos, ir mokymai. Ir aš džiaugiuosi, kad mes atidarom nuo rugsėjo mėnesio modulį, kur mes nuo iki supažindinsim su viskuo. Ką tai reiškia? Mes praeisim biochemiją, mes praeisim visus eterinius aliejus, kuriuos turi Ošadi kompanija. Kodėl Ošadi kompanija? Todėl, kad tai aukščiausios kokybės eteriniai aliejai. Tai yra žmonės, kurie remiasi moksliniais tyrimais, žmonės, kurie domisi ir testuoja savo eterius moksliniai laboratorijai. Tai eteriai, kurie turi hematogramas, tas yra labai svarbu. Mes susipažinsime su stichijomis, mes susipažinsime su receptūra, mes susipažinsime su hidrolatais ir kas yra labai svarbu, mes susipažinsime, kaip yra naudojami eteriniai aliejai, kaip jie naudojami tiesiogiai, kaip jie yra skiedžiami ir kokie procentaliai turi būti eteriniai aliejai veidui, kūnui, olfakto terapijai taikymui, pažinimo asmenybės. Tai aš džiaugiuosi, kad pas mus rugsėjo mėnesį yra šventė ir mes švęsim gyvenimą kartu su eteriniais aliejais. Iš tikrųjų, tai nuostabi žinia ir vėlgi kyla klausimas, kiek trunka tuomet tokie mokymai, per kiek laiko žmogus gali pradėti nuo tų pradmenų taikyti aromaterapiją, kiek mokymų praeiti, kiek knygų reikia perskaityti, kad galima būtų pradėti tuo naudotis. Gabija, nėra tokios taisyklės ir nėra mokslo ribų. Mes mokinamės visą gyvenimą. Nėra tai, kad tu nusipirksi vieną knygą ir tu viską suprasi, tai būtų banalu ir paprasta. Nes kiekvienas autorius, jisai įdeda savo misiją į tą knygą, ką jisai norėjo įdėti. Vienas domisi biochemija ir deda molekulinės masės ir eterių molekulės dominuojančias, ką jos veikia. Kitas grožiui skirtos. Trečias daro tai, ką jisai per gyvenimą surenka ir ką jisai nori žmonėm perduoti. Tai aš negaliu pasakyti, kiek reikia mokintis, todėl kad aš skiriau labai daug laiko tam ir tai aš dar noriu dar daug pasiekti su savo dėstytojais, pas kuriuos aš mokinuos ir dar aš turiu eiti, todėl kad kas pusmetis viskas keičiasi. Kaip visata keičiasi, taip ir mokslo pasiekimai keičiasi. Ir mes tą savo modulį integravom į 90 kreditų. Ką tai reiškia? Tai mes turėsim 180 valandų grinai užsiėmimų ir plus dar turėsim 70 valandų konsultacijai. Tai yra tikrai labai daug, nes jeigu pagal šios dienos įstatymus, tai medicinos darbuotojas per 5 metus turi kelti savo kvalifikaciją ir ne mažiau kaip 180 valandų. O mes modulį išdėstom 180 valandų. Tai aš noriu, kad suprastumėt, apie ką tai eina kalba. Tai nėra seminaras, tai nėra lengvai pasiekiama informacija, nes aš ruošiu visą metodiką, kaip yra perdodamos tos žinios. Aš noriu atspausdinti dar vieną metodinę knygą, kad žmogus, kuris pas mus atėjęs, jis turėtų bazę po kojomis. Ir aš dar noriu padaryti, kad jisai turėtų visus aprašus apie eterius ir aišku formulės. Formulių visų išpasakoti ir perduoti tiesiog neįmanoma, gyvenimo vieno neužteks. Bet išmokinti taisyklių, kaip reikia tai daryti, mes tam ir esam. Tai pasistengsim, kad taip ir būtų. Taip. Ir iš tiesų yra labai daug tų augalų, kaip jūs ir sakot, neįmanoma nei visų formulių išrašyti, nei ko gero visų augalų neįmanoma išbandyti, gal per gyvenimą ir įmanoma, bet jų yra tokia begalė. Kaip pavyzdžiui žmogui, kuris tiesiog nori padėti savo, kuris galbūt nenori eiti labai giliai į mokymus, bet nori turėti namuose, tarkim, vaistinėlę pagrindinių eterinių aliejų. Ką tokiam žmogui pasirinkti? Aš rekomenduočiau bent sudalyvauti seminare, kada būna moters sveikata arba mano namų vaistinėlė, kad suprastų, apie ką eina kalba. Visų pirma, reikia labai gerai žinoti, ką tu rankoje turi, nes, pavyzdžiui, pipirinė mėta, labai daug kas YouTube aiškina, aš įsilašinu į gertuvę ir aš geriu, bet tai yra klaidinama ir kas yra žiauru, kad tai yra sveikatai daroma žala. Eterinio aliejaus molekulės vandenyje netirpsta, jos nesaveikauja su vandeniu, todėl kad tai yra eteris, tai aukščiausia vibracija augalo. Tai yra augalo, kaip aš sakau, kraujas ir dvasia sutalpinta į buteliuką. Ir jeigu mes norime savo padėti, mes turime išanalizuoti,
ką kiekvienas eteris mūsų sveikatai daro. Nes, pavyzdžiui, mes įsigysim piperinę mėtą ir ją naudosim į difuzerį. Kaip faina, kada karšta ir gaivina, šaldo, kvepia skaniai. Bet iš tikrųjų mes galime gauti šalčio šoką. Jeigu pas mus patalpa nedidelė ir mes tuo užsiemam daugiau kaip 20 minučių, mes kaifuojam nuo to kvapo, mes galime savo uoslės receptorius blokuoti, mes galime pakenkti savo regai, mes galime kvėpavimo takam, todėl kad eteris tai yra ne juokas, tai yra mokslas ir eteris tai yra jo molekulės įsiskverbia kaip per kvėpavimo takus, taip ir visa mūsų oda sugeria tą informaciją ir tuoj pat patenka į kraują ir limfą. Tai reikia labai gerai žinoti, ką tu turi rankoje, kokia tavo vaistinėlė, kokiems tikslams. Nes priešingų atveju mes galime antiek pakenkti. Pavyzdžiui, jeigu mes prisiklausę YouTube'o darom čiobrelio arbatą ir norime paskaninti, plus dar čiobrelio eterinis aliejus. O žmogus, tas, kuris rūko, tas, kuris piknaudžiauja svaiginančiais gėrimais, jiem gali būti tas paskutinis puodelis čiobrelio su eteriais. Vienas dalykas, kad eteris netirpsta, antras dalykas, kad eterio negalima į karštą puodelį ir trečias dalykas, čiobrelis, tai yra tas eterinis aliejus, kuris atpratina žmogų nuo priklausomybės. Tai aš noriu, kad suprastų žmonės, ką jie daro, dėl ko jie daro. Lygiai taip pat su damasko rože. Jinai yra favoritė eterių, jinai yra karalienė, bet yra toks dalykas, jeigu mes, pavyzdžiui, gaminam šokoladą, gurmanišką, šeimos tikslam, moteriškas afrodiziakas, kad tai būtų labai skanu, labai žavu, kad pakerėti vyrišką lytį šalia savęs ir mes padauginsim iš tos geros širdies, kad ne vieną lašą, o 5. Ką mes gausim? Mes gausime šlykštų jausmą ir žmogus visam gyvenimui tiesiog gali baidytis eterinio aliejaus. Tai reikia labai gerai žinoti jų paskirtį, jų naudojimą. Ir negalima, kai viena mano, su kuria mes studijavom eteriniuose aliejuose, jinai labai gražiai pasakė, aš visą laiką eksperimentuoju, aš įsileidžiu intuiciją. Čia ne intuicija reikalinga. Čia lygiai tas pats kaip Pitagoro teorema. Tu žinai, kam jinai naudojama, kaip jinai skaičiuojama ir kaip ją reikia dauginti. Tai čia su eteriais lygiai tas pats. Jeigu naudoji, tai tiksliai ne lašelių daugiau. Ne taip, 3 lašeliai, kada galima į vieną. Nes mes pakenksime pirmoje eilėje savo, antroje eilėje tai tam žmogui, su kuriuo mes norim gerą jiems skleisti. Ir čia trečias dalykas yra labai svarbus - negrįžtamas ryšys, todėl kad mes galim pakenkti savo virškinimo sistemai. Nes jeigu mes naudojam maisto gaminimų eterinius aliejus, ten griežtai reikia žinoti, ką tu darai, nes kitaip mes pakenksim savo kepenim, blužniai ir visam žarnynui. Jeigu vieniem patinka kardamonas, kuris labai gerai virškina, virškinimo sistemą stimuliuoja, visą veiklą normalizuoja. Jeigu mes jo padidinsim vietoj 1 lašo, įdėsim tai 5, kad būtų geras detoksas, tai kas bus su mūsų organais. Tai yra eteris, kuris čia ir dabar veikia. Aš visą laiką kviečiu pabandyk, o tada daryk. Išmok, sužinok, įsitikink, praleisk per save, o tada sakyk. Nes mokslo labai daug. Knygų galima prisiskaityti, prisisiųsti, klausyti paskaitas, bet jeigu žmogus tam neskiria laiko, mokosi ir kas iš to? Čia išmokai ir praktikuok, tada tu gausi rezultatą ir kas svarbiausia, kad ta informacija, kurią tu mokinės, kada tu praktikuoji, tu praleidi per save, tu niekada šito neužmirši. Jausmo, poveikio, emocijos ir savijautos svarbiausia viso šito. Ir iš tiesų labai yra sunku mokytis, kai mokasi tik teoriškai ir negali to kvapo pajausti, iš tikrųjų, koks jis yra. Ten galima mokytis apie ravinsarą, kaip tik tu nori, bet iš tikrųjų, jeigu tu niekada jos neuostai, tai visai kitas pojūtis. Na ir kalbant apie tas klaidas, taikant eterinius aliejus, galbūt žinote iš artimo rato pavyzdžių, kada žmonės pasidarė savo žalos vietoj naudos taikydami. Aš visą laiką sakau savimi. Kada aš mokinausi prieš 20 metų vienoje kompanijoje eterinius aliejus, aš įsimylėjau į cinamoną. Ir aš galvojau, wow, koks tai kvapas, kaip aš pasidarysiu savo kūno procedūrą. Buvo aprašas ir konkrečiai, kiek galima detoksas, kaip galima padėti celiulitui gydyti. Ir aš galvoju, ką čia tas 1 lašelis ant 50 ml augalinio aliejaus.
aš mostelėjau 5 ml, ne 5 lašelius, o 5 ml. Tai gavosi vos ne 10, daugiau negu 10%. O jeigu žinot, Gabija, kad cinamonas tai yra ugnies stichija, ugnies ženklas, tai yra kaitinantis, deginantis eterinis aliejus. Prie negalavimo, prie susirgymo, prie COVID, prie peršalimų ligų, antiinfekcinis, jis fantastinis turi savybės. Bet aš leidau savo išsitepti visą kūną ir tai trūko neilgiau kaip 1 minutę. Aš negaliu iškentėti, nes mano visas kūnas pasidengė tokiu raudoniu, aš tai tapau kaip vėžys raudona ir aš jaučiu, kad tau mano širdis sustos, nes širdies pulsacija buvo čia ir dabar, o jis yra kardiostimuliatorius dar prie to. Tai aš skambinau dėstytojui tuo metu ir jisai sako, staigiai prisileidęs pilną vonę vandens ir sodos kiek turi ir lipk į tą vandenį. Tai aš gelbėjausi tuo, ką man tuo metu patyrė ir nuo tada aš pradėjau domėtis, kodėl, kur mano klaida, kodėl aš tuos 5 ml, kada buvo 1 lašelis ant 50 ml vandens, to augalinio aliejaus, aš supratau, kad žinių neužtenka, reikia žinojimo ir praktikos. Gabija, jūs labai gerai paklausėt, ar reikia praktinių gebėjimų. Aš manau, kad aromaterapijos nuotoliniu būdu mokytis tai yra nusikaltimas. Todėl, kad tu formulės išmoksti, tu naudojimą žinai, tu sudėti supranti, bet tu turi pajausti. Pavyzdžiui, kada aš mokinausi olfakto terapijoje ir man buvo duotas klausimas paimti ravinsarą ir pajausti ravinsarą. Ir buvau perspėta, kad neišsigąsčiau tai, ką aš pamatysiu, ką aš pajausiu. Nes tai gali sugrąžinti į tą vietą, kur įvyko kažkas tai vaikystėje, nuo ko pasikeitė tavo gyvenimas. Tos visos nuosėdos, kurias mes patiriam, būdamos mažos per gyvenimą, jos lieka mumise. O ravinsara iškelia visas tas emocijas. Ir aš pamačiau vaizdą, kurio aš niekad neužmiršiu. Jeigu man kas nors tą pasakotų, tai aš tikrai pirštų į smilkinį parodyčiau. Sakyčiau, kokios nesąmonės ravinsaros eterinis aliejus gali sukelti tokius vaizdinius, tai čia haliucinacija. Bet nieko panašaus, aš girdėjau balsus tų žmonių, kurie tikrai mane įskaudino. Aš mačiau tą vaizdą ir aš supratau, kas įvyko. Ir aš su tuo gyvenau tiek metų iki ravinsaros ateimo į mano gyvenimą. Man galėjo aiškinti psichologai, man galėjo aiškinti psichiatrai, bet niekas to neparodys, ką padaro eterinis aliejus. Va čia yra gamtos stebuklas. Ir ne veltui buvo viduramžiuose moteris, kurios nusimanė žolėmis eteriais deginamos, nes jos žinojo tiesą. Jos žinojo, dėl ko tas daroma. Kaip, kokios pasiekmes gali būti, kaip išsigydyti, kaip save harmonizuoti, stabilizuoti ir gyventi holistikoje su visuo. Ir su neapykanta, su džiaugsmu ir su meile, kaip tos jausmus suvaldyti, kaip juos nesugerti, kad jie pas mus neliktų mūsų priešais, o tiesiog tą jausmą priimti, atpažinti ir paleisti. Mano gyvenime buvo labai geras vienas dėstytojas, kuris man pasakė tokius žodžius, kokie būtų laimingi žmonės, jeigu jie žinotų paprastą taisyklę gyvenimą, kuris susideda iš 3 būtinųjų dalių. Tai suprast, priimti ir atleisti. Kiekvienoje situacijoje, ar tai yra pokalbėje, ar tai yra susitikime, ar tai yra kovoje, nes visokių situacijų yra, reikia ir kartais pastovėti už save. Tai va, aš supratau, kad tai yra ravinsara, kuris mums atskleidžia, arba kitaip pasakysiu, atidaro užuolaidėlę ir parodo esmę. Na ir iš tikrųjų tie, kurie žino apie eterinius aliejus, žino augalų visą galę, jie iš tikrųjų žino tiesą. Ir šiais laikais ne tik kai raganos buvo deginamos, kad niekas to nesužinotų. Šiais laikais ta tradicinė medicina irgi labai negatyviai kartais žiūri į tuos augalus, į tą natūralų, holistinį požiūrį į žmogų, nes tiesiog niekam tai yra neparanku. Na ir kai žmogus pats pabando ir supranta, kad tai yra tikrai labai greitas, efektyvus, natūralus ir netgi, sakyčiau, pakankamai pigus būdas padėti savo, tai tada labai daug kas keičiasi ir iš tikrųjų galbūt dėl to ir yra toksai informacijos tokia stoka, ar ne, ir norisi šviesti žmonės apie tai, kad galime mes padėti ir natūraliais būdais. Gabija, tai žinot, yra gal skaudu, kai valdantis žmonės valstybės lygmenį, švietimo lygmenį nori viską suvaldyti. Šito neįmanoma ir negalima žmonių
įstatyti rėmus. Vat gyvenk tik tai taip ir ne kitaip, tu turi daryti tik tai taip ir net negali galvoti kitaip. Žmogus yra gyva būtybė, taip kaip ir kiekvienas augalas turi savo ląstelės, turi savo informaciją, turi savo vibraciją. Ir svarbiausia iš šitos padėties leisti žmogui pasirinkti. Ir aš manau, kad mūsų medicina maksimum 5 metai neatsisuks, nes Prancūzijoje 20 metų eteriniai aliejai yra naudojami ir jau su moksliniais klinikiniais tyrimais, kokie pasiekimai onkologijai, kokie pasiekimai gastroenterologijai, kokie pasiekimai senelių namuose, žmonės, kurie turi gyvenimą gulintį režimą, kur turi pragulas, kodėl pas juos nėra pragulų, jie net nesupranta, kaip galima šiais laikais kankintis žmogui ligoninį su pragulom. Tai jie praktikuoja gimdymo namuose. Kūdikėlis ateina su palaime, jisai nejaučia streso, mama nejaučia streso, nes kas vyksta gimdymas, tai yra naujos gyvybės išėjimas į kitą pasaulį iš to, kuriame jisai yra. Tai stresas mamai, stresas vaikui. O jeigu mes gimdymo metu naudojame damasko rožę, darome aplink bambą masažą, paskutinius mėnesius mama kvėpuoja damasko rožę, tai vaikas gauna garantą. Aš saugus, aš prižiūrimas, mane stebi. Tai ne medicininis kvapas, kuris tvyro gimdymo namuose, bet tai yra vaikas, būdamas mūsų įsčiose nuo 6 mėnesio, jis jau pažįsta, jis jau žino, atpažįsta kvapus. Kodėl, kada prie nėščios moters prieina svetimas žmogus, uždeda ranką, vaikas purda, nes jisai jaučia svetimą energiją. O jeigu tas žmogus paimtų eterį damasko rožės ir tiesiog prisiliestų prie tos moters, jisai supranta, kad čia jo, kad čia jam artima, tai yra saugu. Jeigu moteris nukraujuoja gimdymo metu, tai yra geranija, kurią galima su įklotai, su tamponėliai sustabdyti kraujavimą. Nereikia intervencijos į kraują leisti cheminių preparatų, bet Gabija, jūs puikiausiai pati žinot, kad visai neseniai pas mus vyko kongresas, kur mes turėjom nuostabią lektorę iš Anglijos, kuri pasakė, kad jinai menstruacijų metu, kada pas ją ateina klientas, jinai taiko tam tikrą būdą eterinių aliejų mišinio. Ir jinai labai gražiai pasakė, farmacininkai uždraudė, todėl kad jisai kainuoja tik tai 7 svarus, o analgetikai nuskausminamieji kainuoja virš 30 svarų. Tai yra ženklus skirtumas. Ir aš suprantu, kad tos kompanijos, kurios išleidžia chemiją, jos visą laiką kovojo ir kovos. Tik tai aš manau ir apeliuoju visą laiką žmonių sąmoningumą, kad žmogus visą laiką renkasi, kas jam geriau. Jeigu draudžia, neleidžia, reiškia veikia. Reikia savo, kaip aš sakau, niekada neklausykit proto, niekada nežiūrėkit, kas vyksta. Klausykite vidumi ir klausykite širdimi. Širdis niekada neapgauna. Jinai tiesiai pasako, ko jums reikia. Tai aš tikiuosi, kad tai pas mus ir bus. Aš irgi labai to tikiuosi ir ačiū Rūta už šį nuostabų pokalbį, ačiū, kad pasidalinote. Ir dar vienas klausimas apie aromaterapijos knygą. Kaip žinia, tai yra Sveikatos ir grožio akademijos ir jūsų komandos išleista knyga. Ką mes galime rasti jos viduje ir kam jis skirta? Ar tai yra tik tai grožio srities specialistams, ar visiems, kuriems rūpi aromaterapija? Jokių būdų. Jinai yra sudaryta taip lengvai ir paprastai. Tai nėra cheminių jungčių, tai nėra... Aš labai norėjau įdėti biochemiją. Tikrai, sąžiningai pasakysiu, aš labai norėjau pačioj pradžioje pusę knygos skirti biochemijai. Bet kada jinai išėjo, aš gailėjausi, kad gal per greitai, kad gal dar reikėjo metam atidėti, subrandinti su biochemija. Bet kai aš ją paėmiau rankas, aš supratau pačiu laiku ir tiek, kiek reikia. Nes biochemiją reikia mokintis ilgus metus. Perskaičius, tu tikrai šito nesuprasi. Tu turi turėti dėstytojo, mokytojo, kuris tau paaiškina. O šita knyga, jinai sudėliota taip, kad kiekvienas eteris pagal savo veikliąsias savybės yra aprašytas. Ir kas yra svarbu, ko niekas neaiškina, mes esam tam tikrų stichijų ir oro ženklų, zodiako ženklų atstovai. Ir jeigu mes susibalansuojam su eteriais, mes galim savo tuoj čia ir dabar padėti. Tai šita knyga labai trumpai, aiškiai, be jokių filosofijų, be jokių cheminių jungčių parašyta, paaiškinta ir kam jinai yra skirta, kokia sąveika su kitais eteriniais aliejais net parašyta, įdėta lentelė skiedimo
ir rekomendacija tam tikrų mišinių, kaip galima pasidaryti. Ir kas yra labai svarbu šitam leidinė, kad jisai padarytas aukštos kokybės nuotraukomis. Nepieštomis, kur tu vartai ir galvoji, ar čia kraujagyslė, ar čia kitoks kažkoks tai augalas, o tu matai, tu atsiverti, tu gali dar plačiau apie tą augalą netgi mokslinę literatūrą atsisiųsti. Man buvo labai svarbu, kad jinai būtų kokybiška knyga. Ne žurnalas, ne žurnaliukas kažkoks, o tai, kad tu pasiemi ranką ir tu supranti, ko jinai yra verta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai mums pavyko, tada, kad aš jau gaunu atsiliepimus, man siunčia žmonės, kurie gyvena Anglijoje, kurie gyvena Danijoje, kurie gyvena Amerikoje, kurie pas mus įsigijo tas knygas. Mūsų studentai, jie siunčia atsiliepimus. Vat visai neseniai vyko Danijoje čempionatas, kur pas mus viena iš dalyvių kongreso įsigijo ir jinai jau taikė masažo praktikoje pagal mūsų knygą ir parašė komentarus. Bet čia yra pats geriausias apdovanojimas, kada tu padarai darbą, nereklamuoji to darbo, bet grįžtamas ryšys iš tų skaitytojų ateina. Bet tas yra svarbu. Ir iš tiesų tai galima sakyti, kad tikrai yra knyga skirta kiekvienam. Jeigu žmogus yra masažo specialistas, jeigu tai yra kosmetologas, tai netgi jeigu žmogus dar netaiko natūralios kosmetikos ar eterinių aliejų savo darbe, tai iš tikrųjų yra labai puikus pradžiamokslis, toks trumpas įėjimas į tą natūralią mediciną, į tą holistinį požiūrį į žmogų, kuris gali padėti atverti akis šiek tiek arba tiesiog išbandyti ką nors naujo. Tai iš tikrųjų ta knyga, aš manau, tinka ir paprastam žmogui, ir grožio srities specialistui. Ir tai yra tikrai labai plataus turinio, labai išsami knyga, visko daug aptarta, bet nenueinant per daug į lankas, nenueinant per daug giliai, kad, kur jau žmogui darosi nesuprantama ir tikrai reikia specialisto pagalbos. Ir kalbant apie specialistus, ar Lietuvoje yra kokių nors mokymų, kur galima mokytis tiesiog gyvai, galbūt tas aromaterapijos modulis galės būti, ar yra seminarų, kurie vyksta tiesiog? Mes organizuojam ir nemokamus dalį, kaip jūs esat vedančioji iš tų mokymų. Tai jūs, Gabija, puikiausiai žinot, kad kiekvienas žmogus gali pasirinkti pagal tam rūpimą temą. Pavyzdžiui, skausmingos menstruacijos, ką reikia daryti, nevirškina skrandis, stresas, nemiga, skausmingas įvykis, kuris įvyksta kaip. Tai aš stengiuosi tą paleisti gyvenimą nuo rugsėjo mėnesio ir aš tikiuosi, kad jisai bus tikrai unikalus tas modulis, todėl kad ir su eteriais, ir su praktiniais gebėjimais, ir su gamyba, ir su testavimu, ir su namų užduotim. Tu dar išeini iš tos paskaitos, kur gauni namų užduotis, ką tu turi eterį, kaip įsileisti savo gyvenimą, ką turi pasigaminti ir duoti atgalinį ryšį mums. Kas įvyko? Pavyzdžiui, jeigu moteris turi nemigą, jinai pas mus ateina mokintis, jinai supranta fiziologiją, nes tai bus ir anatomija dėstoma, ir mūsų kūno organų atskirų veikla, ir kaip įtakoja eteriniai aliejai, ir jinai supranta, ką jinai gali padaryti. Kaip jinai gali į savo arbatą pasigaminti su lavanda be eterio, bet džiovintą lavandą, kaip jinai gali lavandų eterinį aliejų panaudoti patalam, kaip jinai gali savo skalbiniam, kada skalbėsi skalbimo mašinoje patalinę rankšluosčiai, įpilti į tam tikrą skiltelę acto ir 3 lašelius, pavyzdžiui, absoliuto, kurį mes turim kaip stichijas, kokie patalai, kaip namai kvepia nuo tų patalų, kaip rankšluosčiai vonioje kvepia. Tai yra unikalu, tai yra subtilu, unikalu, prabangu. Aš kalbu apie prabangą ne finansinę, bet prabangą vidinę, kai tu daug gali sau leisti ir matyti pasaulį visai kitokį. Ir iš tiesų labai smagu yra įsileisti eterinius aliejus į savo kasdienybę, kaip jūs ir sako, tvarkantis namus ar skalbiant, bet tada mes sutinkam ir labai daug sintetinių produktų, kurie yra toj kasdienybėj, pavyzdžiui, kremai, kurių pagrindą sudaro įvairūs chemikalai, ten tie patys skalbikliai, grindų plovikliai. Kaip tai dera su ta natūralia pusė, su natūraliais eteriniais aliejais? Nenoriu būti žiauri ir negaliu būti kategoriška, kad tik tai taip ir ne kitaip. Reikia žmogų leisti pasirinkti. Nes prieš 20 metų mes rinką įvedėm vieną tam tikrą kompaniją, kurioje buvo natūralus produktas. Tai yra ir prausiklis, ir tonikas, ir dieninis naktinis kremas.
Ir man įstrigo vienos klientės žodžiai, man nereikia šito, man reikia efekto, man nesvarbu kokia kaina ir nesvarbu sudėtis. Tai man buvo ta žiauru, nes aš supratau, kad žmonės nesupranta, ką jie savo daro, nes reikia domėti sudėtim, ar nėra parabenų, ar nėra konservantų, ar nėra kenksmingų medžiagų, dėl ko dabar klesti onkologija. Bet ypatingai šiuo metu onkologija tai yra problema numeris 1, todėl kad mes gyvenam plastikiniam gyvenime, mes parduotuvėje viską dedam į plastikus, mes naudojam konservantus, gėrimai, konservuotos maistas, tetrapakai ir taip toliau. Mes naudojam kosmetiką skalbiniam, kuri yra cheminė. Mes naudojam kosmetiką savo, kuri, kaip pažiūrė, į sudėtį yra mineralinis aliejus. Jūs galite įsivaizduoti, bet kada įsipela nafta vandenyne ir ten paukščiai, kas su jais, jums turbūt teko matyti, jie iš karto žūna. O mes tą darom sąmoningai. Mes tepam kūną ir gėrime sintetiniais kvapais, kurie mus blokuoja. Mes plauname dantis su dantų pasta, kur yra fluoras, kur blokuoja centrinę nervų sistemą, kur mes galim naudoti sodą su arbatmedžiu ir balinti savo dantis ir sveikas liežuvis ir visas virškinimas nuo šito kaifuoja. Mes galime naudoti natūralią kosmetiką ir ją pagardinti eteriniais aliejais pagal savo odą, pagal jos būklę, pagal nuotaiką, pagal poreikį. Arba, pavyzdžiui, mes einam į susitikimą labai rimtą, ten, kur bus solidus ir labai atsakingi vyrai ir mums reikia tiesiog sudaryti labai gerą įspūdį ir kad mus priimtų šiltai, kad nebūtų tos distancijos. Jeigu mes į savo kremą įsilašinam vieną lašą taro, damasko rožės ir išsitepam, jeigu mes į augalinį aliejų išsitepam nusiprausę vieną lašą, galim vanilės, galime damasko rožės, galime pačiulį. Ką mūsų širdelė nori? Mes niekada nesensime. Mes visą laiką save gerinsime ir tobulinsime. Ir nereikia bijoti metų. Metai tai yra išmintis. Kiekvienas teptuko gyvenimo patepimas ant mūsų veido, jis leidžia suprasti, kokia yra tame žmoguje išmintis. Bet rūpintis mes to privalome. Mes turime ir privalome niekada netapti našta kitam. Mes turime rūpintis, kad mes išeitume iš šito gyvenimo sąmoningi. O tai mes galim padaryti. Na, iš tikrųjų, Rūta, kiekvieną kartą kalbantis su jumis galima tiesiog paskęsti tame pokalbėje ir iš tikrųjų yra nuostabu, kiek jūs esate sukaupusi patirties, kiek jūs žinote ir mes labai džiaugiamės, kad jūs visu tuo dalinatės su mumis. Tai labai jūs ačiū už šį pokalbį ir, kaip žinau, netrukus įvyks Trakuose būtent natūralios kosmetikos degustacija, kur galima nemokamai savo akimis, savo nosimis, uoslėmis ir visomis kitomis uoslėmis visą tai patirti. Tai aš labai noriu pakviesti kiekvieną klausiusį, būtinai apsilankykite, būtinai atvažiuokite į Trakus ir aromatologė Rūta Čilinskienė jums pristatys, kas tai yra ta natūrali kosmetika, kaip išsaugoti savo jaunystę ir grožį tais natūraliais būdais. Tai labai kviečiame, aprašyme tikrai paliksime nuorodą, kur jūs galite užsiregistruoti. Na, o šį kartą džiugu atsisveikinti ir labai lauksime kitų susitikimų, kuomet galėsime panagrinėti dar giliau, kas yra ta aromaterapija ir kitas temas. Ačiū Jums labai. Kviečiu į degustaciją, nes tai yra labai įdomi programa, kur tu galėsi ne tik pažinti, suprasti, bet yra labai svarbu pajausti. Kviečiu visus, kam rūpi sveikata, grožis ir tobulumas link savęs. Ačiū labai. Ačiū Gabija už pakvietimą. Gražios nuostabios dienos. Ačiū labai.